Kodėl dažniau sergame, kai esame emociškai išsekę? Jo, gal tas ne tai, kad dažniau, bet imlesni esame, labiau pažeidžiami susirgymai esame. O tai tas yra todėl, kad emocinis išsekimas vis tiek susijęs su vienokiu ar kitokiu stresu. Ir kada yra stresas, mūsų nervų sistema funkcionuoja, taip vadinamo, tas kas yra fight or flight, tokiu kovos režimu. Ir kūnas reaguoja kaip į tokią, kad reikia būti budriam, reikia būti pasiruošus kovai, energija yra skiriama į mobilizuoti raumenis, budrumą ir mažiau dėmesio yra skiriama imunitetui, pavyzdžiui, ten mažiau gaminami limfocitai, kurie kovoja su infekcija, mes tą žinom, uždegiminiai procesai tada dėl to lengviau gali prasidėti, dėl to imunitetas yra silpnesnis ir mes labiau linkę susirgti.